Bet vat, kai Dievo dvasia prisiliečia, kai Dievo dvasia atėjo į mane, ta meilė tokia stipri buvo, Dievo aš supratau. Aš niekad gyvenime to nesujautęs. Ir aš pasakiau Dievui, Dieve, gali viską iš manęs paimti, bet tik tai neatimk to, ką esi man davęs. Man jau sako per sunku, aš negaliu atlaikyti. Aš prie jo atsisėdau ant jo lovos ir paėmiau jį už rankos ir pradėjau melstis už jį ir jis kartu su manim meldėsi. Ir aš mačiau ašaras jo akyse, kai jis meldėsi. O, čigonas sako, tai turbūt narkotikus slėpei. Aš jiems sakau, nesakau, aš meldžiausi. Sveiki, brangus Kanal 10 Lietuvos žiūrovai. Džiaugiamės, kad įsijungėte sekmadienio liudijimus. Šiandien tęsime laidą su Vladimiru. Ir tikrai, jeigu nematėte prieš tai laidos, tai labai kviečiu pasižiūrėti. Tikrai buvo nuostabus liudijimai Dievo šlovės Vladimiro gyvenime, kaip jisai patikėjo Jėzumi, kaip jisai toliau jau sekė Jėzumi. Tikrai per sudėtingas situacijas, taip kad negadinsiu. Jeigu nematėte, atsisukite ir pasižiūrėkite, susiraskite pirmą dalį. Vladimirai, tęsiam tą mintį ir judam tolyn, nuo kur pabaigiam praeitą. Taip, tai sveiki visi ir Dievo palaimos visiems linkiu. Ir taip, toliau, ačiū Dievui, kad Dievas duoda galimybę tęsti. Tai norėčiau galbūt pradėti nuo tokio epizodo įdomaus. Vat atsimenu save Pravieniškių kalėjime ir atsimenu savo tas maldas. Toj vietoj, kur pripratęs buvau melstis. Ir besimeldžiant atsimenu, sportavo du kaliniai tokie nuteistieji, ta prasme, du vaikinai. Irgi tokie sportiški vaikinai, vienas iš jų ten toks stipresnis, aukštesnis. Ir atsimenu, mėtydavo akmenys slapta į mane, kai aš melsdavausi. Ir aš suprasdavau, iš kur tai ateina. Matydavau ir taip šaipydavosi tiesiog iš manęs. Ir aš atsimenu, kelis kartus buvau pasakęs, gal porą kartų, nedarykite taip, nes galite realiai pataikyti į galvą, nes ten akmenukai ne tik tai tokie mažiukai, didesni tokie būdavo kelių centimetrų. Bet kažkaip tai nesuveikė. Ir atsimenu, besimeldžiant man toliau, praėjo kelios dienos ir tas vienas vaikinas man sako, kiek tu čia sportuosi, sako, va, eik su kitais kaliniais geriau, nuteistaisiais, ta prasme, parūkyk ten, sako. Jie ten rūkydavo, kai kurie ten narkotikus, ta prasme. Ir man tokį pasiūlymą lyg tai, va, atsipalaiduok. Aš sakydavau jam, atsimenu, kaip šiandien sakiau, nekas kitam duobė, sakau, kad pats jie nekristum, ta prasme, toks principas, nes Biblijoje yra tas principas. Taip. Visada jis egzistuoja ir šiandieną mūsų dienomis. Ir žinot, aš jam tai to nelinkėjau. Bet tas vaikinas, sportininkas, niekad nerūkydavo, jisai ten sveikai laikydavosi, gyvendavo. Ir vieną dieną aš išeinu iš laiptinės ir matau jį stovinti su tais kitais nuteistaisiais, kurie rūko. Ir jisai tarp jų rūko. Ir aš taip nustebau, prieš kelias dienas man sakiau, dabar pats stovi žiūriu. Ir galvoju, reiškės, tu būk atsargus, ta prasme. Bet jis tom nesustojo, atsimenu, jis sportuoja, aš ten meldžiuosi ir jisai prieina prie manęs taip šaipydamasis, kiek tu, sako, čia melsis, einam geriau su manim pasportuosi, sako, eik tenais, va, tą ir aną padarysi. Ir aš jam sakau, klausyk, sakau, už to sporto jokios naudos, sakau. Geriau, sakau, einam tu su manim pasimelsi, sakau, mes tokioj vietoj, va, reikia, sakau, mums Dievo. Bet jis juokdavosi iš manęs. Ir taip jis mane visada, va, bandydavo prieiti kažkaip tai, va, kad įgeltų kažkaip tai. Ir vieną dieną aš jį pamatau prausykloj ir matau ant jo galvos toks didelis užbintuotas bintas gabalas, toks pleistras. Ir paklausiau aš jo, kas tau atsitiko. Tai jis man sako, vieną dieną sportavau ir toks įrankis yra sporto, kurį reikia iš viršaus tempti į apačią už nugaros ir jis jį betemdamas nutrūko lynas ir tiesiai jam į galvą taip jam trenkė, kad jam ten rimtai sužeidė galvą. Bet kažkaip tai jis neatkreipė rimtai dėmesio į tai, jis man drausdavo skelbti Evangeliją kitiems kaliniams, kiti nuteistieji ateidavo pas mane į būrį, ta prasme, o jisai sakydavo man nebendrauk su tais, neleis, kad jie čia ateitų ir taip bandydavo kontroliuoti. Taip. Ir aš
vat jaučiau iš jo pusės tokį kaip vat puolimą, labai lipdavo man ant kulnų, kaip galima sakyti. Nu, taip. Ir jis taip darydavo kurį laiką. Ir vieną dieną su tom pašaipom, su viskom, jis ėjo į sporto salę vėl sportuoti. Ir vieną dieną jis taip pasitempė nugarą, kad daugiau nebegalėjo nei sportuoti, nei jisai akmenukus mane mėtydavo. Ir baigėsi va taip viskas. Tai tikrai va Dievas mane, kaip pasakyti, išgelbėjo, bet aš ne savo širdyje ir savo kažkokiais tai žodžiai nesistengiau jį numušti tą žmogų. Arba pasakyti va kažką tai tokio, kad bet Dievas užsistojo, ačiū Dievui. Taip. Ir dar norėčiau va paminėti tokį dalyką. Būnant tenais, atsimenu, kai aš melsdavausi visada ten atsiklaupęs ant to smėliuko prie tinklinio aikštės. Vasara tai buvo. Aš taip meldžiuosi ir girdžiu, kitas kalinys, bežaisdamas tinklinį, kitiems nuteistiesiems sako. Vat sako, jūs nepastebit, žiūrėkite, sako, jį paukšteliai, sako, ateina, atsistoja ant jo nutupė ir nesitraukia, sako. O aš kažkaip neatkreipdavau dėmesį, bet tie paukšteliai maži ateidavo ar tai ant peties, ar dar kažkur tai nutupė ir sėdė ant manęs. Ir man besimeldžiant rankos mano pakeltos aukštyn, aš meldžiuosi ten garsiai ir tie paukšteliai nenuskrenda. Ir jie neišsigąsta. Tai jiems buvo tai kaip liudijimas, vat, kad grinai vat, tie paukšteliai nebijo manęs. Atsimenu tokį įvykį, kai būrio viršininkas. Būrio viršininkas ten buvo, visi nuteistieji jį vadindavo, ryžų sakydavo. Nes jisai būdavo toksai piktas, ta prasme, griežtas labai. Taip. Ir jie man sakydavo, klausyk, sako, jeigu jisai, sako, kažką tai pasakė, jisai būtinai tai padarys, sako, su juo tu geriau nesiginčink, man taip sakydavo kiti nuteistieji. Ir vieną dieną jis man sako, įėjo į mūsų tą sekciją ir mane pamatė besimeldžiant. Ir taip sako, be jokių ten kreipimus į nieko. Daugiau sako, kad nematyčiau tavęs čia besimeldžiant taip. Ir jie tai išgirdo, kiti nuteistieji ir man va tą pasakė. Bet aš Dieve sakau, tai kaip man nesimelsti, sakau, man reikia melstis. Ir atsimenu, kelios dienos praėjo, aš meldžiuosi ir jisai atsidaro duris, girdžiu, įeina jo balsas. Ir aš tada meldžiuosi ir sakau, Dieve, dabar tu mane apsaugok. Kažkaip tai. Ir girdžiu jo žingsniai, eina ir netgi nei žodžio nepasakė, netgi neatsisuko į mano pusę ir praėjo tiesiog. Ir aš tada pagalvojau, realiai Dievas uždarė jam akis. Jis ėjo ir nuėjo. Čia taip prisiminiau tokį vieną momentą, irgi darėme evangelizaciją, irgi Laisvės alėjoje, tiesiog nusprendėme, kad reikia išvažiuoti į šitą Laisvės alėją, skelbti evangeliją, labai tokiu paprastu būdu pasistatėme kolonėlę, vienas šlovina, o visi kiti aplinkui vaikšto ir kas sustoja, su tais kalbamės. Ir nėra tokio tiesioginio skelbimo, bet mes tam leidimo neturėjome, nes, kaip vis tiek jau čia kaip ir renginys, žinai, bet mes paprašėm, sakau, viešpatė, tiesiog uždenk mus. Ir tu įsivaizduok, irgi matom, kad atvažiuoja viešosios tvarkos policijos automobilis, žinai, ir pro mus važiuoja ir pravažiuoja. Irgi atrodo, kaip būtumėm uždengti, žinai, kad net nesimato. Ir va Dievas tikrai, tai priminėjai va šitą momentą labai įdomiai. Tai Dievas ne vieną kartą tai padarė, kitą atsimenu tokį įvykį irgi panašiai, va toks pats. Aš ten, kai melsdavausi, ta prasme, nuo maldų vis tiek man kelėniai atsirado tokie šašai, ta prasme, nusitrindavo ir skaudėdavo. Aš jau negalėdavau atsiklaupti, be nepasitiesęs nieko po kelėniam. Ir aš visada ten iš sporto salės pasiimdavau dekį, nes jie ten, kai sportuodavo, atsiguldavo, tiesiog ten naudodavo jos, žodžiu. Taip. Ten keli dekiai būdavo. Ir aš pasiklodavau ant smėlių ir atsiklaupdavau tada. Ir atsimenu vieną dieną, aš meldžiuosi vasarą ir policija daro kratą. Ten, kur aš meldžiuosi, jie toj vietoje ieškojo užkastų narkotikų. Ir jie aplink mane skersai išilgai vaikšto per visą tą teritoriją ir girdžiu, jie sako kitiems nuteistiesiems, sako, visus dekius, sako, dabar iš jūsų paimame, nes jūs ten padarė nuobaudą kažkokią rimtą, kad, sako, dabar jos nubausta prasme. Ir jie visus tos dekius susirenka. Ir aš atsiklaupęs ir meldžiuosi, Dieve, sakau, padėk tik tai, kad iš manęs netimtų. Ir toks didelis tas dekis, ten netgi tokia, nežinau, kaldra pavadinti. Jo, tai kad matosi ryškiai. Kad matosi ryškiai, jo. Ir jie vaikšto aplink mane, vaikšto.
ir lyg tai jiems akis uždarytos. Ir jie ten pusę valandos ar kiek vaikščiojo ir taip ir paliko. Tai vienas tas degis buvo paliktas per visą sporto salę, Taip. tas tik tai, ant kurio aš buvau meldęsis. Tai jie paskui galėjo naudoti, ta prasme, toliau sportui savo. Bet man tai va dabar aš, žinai, tavęs klausausi ir ateina tokie va žodžiai, žinai, Algio Bartkaus, mes su jo darėm irgi laidą vieną ir jisai pasakė, žinai, sako, jeigu iš tikrųjų kaliniai realiai visiškai rimtai žiūrėtų į Dievą, tai didžioji dalis išeitų iš karto ir dar likusi dalis išeitų truputį vėliau. Amen. Nes toks supratimas, va, tavęs klausantis ir va, tas, tu darei, tu tarnavai Dievui tenai. Tu ten nebausmę atlikinėjai. Va, nu ką aš va dabar išgyvenu, kad tu realiai tarnavai Dievui. Ta malda buvo ten reikalinga Dievui, kad tu išsakytum dalykus, kurie reikalingi buvo tai vietai. Nu, kaip pagalba ištiesti Dievo rankai, žinai. Tai va, nu ir, sakysim, kai nepaėmė to dekio, kaip tu ten pasijautai? Tai aš pasijaučiau tikrai palaimintai visų pirma, bet tie kiti nuteistieji irgi tai pamatė. Jie pamatė, kad vienas tas dekis tik tai beliko. Tai tikrai, va šitą, va, ką dabar pasakėjai, Jonai, aš norėčiau paminėti, kad tai yra teisybė. Daugelis, aš ten matydamas tuos, kurie vadina save krikščionimis, kurie lanko kapelionus atvažiuoja, Taip. Jie tenais nepasiruošę atsisėdę skaityti Biblijos viešai prie kitų. Taip. Ir aš daug kartų turbūt galiu netgi pasakyti, kviečiau kai kurios iš jų, su kuriais lankydavau, ta prasme, ten kapelionus, kai atvažiuodavo, aš juos kviesdavau, einam kartu, pasiskaitysime Bibliją lauke, gal kažkas tai norės, sakau, dar išgirsti, vat mes taip galėsime skelbti, bet jie pabijodavo. Mato, Jėzus sako, kas gėdysis manęs, taigi, to gėdysis ir Jėzus, kai ateis. Tai tas principas iš tikrųjų yra ir šiandieną jisai galioja pilnai. Ir va, todėl mums reikia stengtis, aišku, ne iš mūsų ta jėga eina. Dievo ta jėga yra, bet Dievas padeda mums. Bet jeigu tu ją slepi, tai jos ir nesimato. Vat būtent. Ir šitoje vietoje, nu gerai, sakysime, tai dabar tas prašymas, ne, ir matai, kad nori, kad kiti eitų kartu su tavim, reiškia, jau yra troškimas skelbti tą Evangeliją. Ir kokį, sakysime, įdomesnį atvejį papasako, kai tu Evangeliją paskelbi ir žmogus priėmė, sakysim, galėtum prisiminti? Taip, yra konkretus pavyzdys, ta prasme, kaip... Tiksliau klausimas buvo man užduotas. Nuteistieji apsupo mane apie 10-15 žmonių prie laiptinės ir vienas iš jų ten vyriausias, jis sako, man užduoda klausimus. Klausyk, sako, tu čia meldiesi tiek, tu čia darai, kodėl Dievas tave vieno klauso, mūsų neklauso, sako. Taigi mes irgi meldžiamės, mes irgi katalikai ten ir taip toliau. Ir žinot, tuo metu aš jiems neturėjau atsakymų iš karto. Bet aš pasitraukęs nuo jų, aš pradėjau melstis. Ir konkrečiai Dievas prakalbėjo per žodį. Aš atsiverčiau žodį, tai būtų Izaijo knyga. Ir 59 skyrius, nuo 1 eilutės. Aš kai perskaičiau, aš pas juos atgal bėgau iš karto. Ir čia taip sako, viešpaties ranka nėra sutrumpėjusi, kad negalėtų gelbėti. Ne jo ausis apkurtusi, kad neišgirstų. Bet jūsų kaltės atskyrė jūs nuo jūsų Dievo, jūsų nuodėmės uždengė jo veidą ir jis nebegirdi jūsų. Aš kai tai perskaičiau, aš realiai tiesiog ne tai, kad supratau tiesiog protų, o vidumi pergyvenau netgi, kad Dievas prakalbėjo. Aš pas juos nuėjau ir jiems tai perskaičiau garsiai visiems. Po šitų žodžių jie mane beturėjo daugiau klausimų. Nes jie tiesiog jiems buvo aiškus atsakymas, dabar pasirinkimas už jūsų. Ta prasme, nuo jūsų tik tai priklauso. Tai buvo toks įvykis, bet atsimenu, su to būrio viršininku dar grįžti. Man jau artėjo laikas tas, kuris atsėdėjus 1/3, aš galėjau išeiti. Jau tas laikas buvo praėjęs. Ir būrio viršininkas mane išsikvietė. Ir man sako, klausyk, sako, tau reikia atlyginti žalą ligonių kasai, nes tu neatlyginė žalos. Ir aš negaliu, sako, toliau tęsti tau dokumentus paleidimų, jeigu tu, sako, neatlygini žalos. Ir kokia čia suma? Tai buvo apie 600 eurų tuo metu. Gal plius minus ten kažkeli eurai. Ir aš neturėjau tų pinigų, mano žmona laisvėj su vienu vaiku jau buvo, irgi nebuvo taip, kad turėtų tų pinigų, nes pas
savo mamą gyveno tuo metu, mes tik tai iš Škotijos abudu grįžę gaunasi. Ir aš jam sakau, aš tikrai neturiu, sakau, aš negaliu, sakau, atlyginti. Jisai man sako, čia į kalimą, sako, eik dirbti, įkalinimo įstaigoje, sako, ir tenais kažką tai uždirbsi. Aš pasikalbėjau su kitais kaliniais, ten sako, atlyginimai tokie minimalūs, kad aš atsėdėjęs iki galo ir tai neatlyginčiau visko. Ir paskui pagalvojau, man ten reikėtų dirbti po maždaug 9 valandas arba 10. Jo. Ir man reikėtų tada atsitraukti nuo maldos. Taip. Ir man tai buvo tas pagrindinis dalykas, kas mane sulaikė. Taip. Aš būrio viršininkui sakau, aš negaliu atsitraukti nuo maldos. Man sakau, reikia melstis, sakau, jeigu aš pradėsiu dirbti, sakau, neatlyginsiu, aš vis tiek per porą mėnesių žavu, sakau, ir malda bus palikta. Bet jis tai be emocijų tiesiog paėmė bylą, užvertė prieš mane. Ir sako, viskas tada baigta. Jis tikrai toks griežtas buvo. Ir aš tiesiog tada išėjęs iš jo kabineto, nuėjau savo maldos vietą, atsikaupiau ir aš jau nebegalėjau garsiai melstis, nes viduje buvo toks sunkumas. Nu taip. Aš tiesiog jau su ašarom akyse tiesiog pradėjau kalbėti Dievui tyliai. Dieve, sakau, va, tu matai, kaip viskas vyksta. Sakau, bet vis tiek, sakau, Dieve, tavo valia, sakau, tu žinai, ką darai. Ir aš taip iš viso širdies Dievui atidaviau viską, pasimeldžiau. Ir praeina, nežinau, kelios dienos gal, aš paskambinu į laisvę pas žmoną, pasišnekėti. Ir man žmona sako, žinai, sako, atsiuntė mums pinigų. Ir sako, grinai tiek pinigų, kiek, sako, reikia sumokėti. Aš išgirdęs, aš sakau, šlovė Dievui. Realiai Dievas, ta prasme, jinai nuėjo, sumokėjo laisvę, atsiuntė man čekį, aš nuėjau pas būrio viršininką, pristačiau čekį, jisai toliau pradėjo tęsti paleidimo dokumentus ir va taip mane iš tenais, ta prasme, išleido. Bet aš jau su tokiu nusistatymu nuėjau į tą maldos savo vietą, sakau, Dieve, jeigu tu mane, sakau, dar neišleidai, sakau, dabar aš būsiu, sakau, tiesiai eisiu kaip tankas visai, sakau. Ta prasme, su kaliniais skelbsiu Evangeliją tiek, kiek aplamai, sakau, galiu ištverti. Bet Dievas matė, kad man jau matyti užtenka. Ir Dievas mane iš ten išvedė. Išėjęs iš tenais galbūt dar kelis epizodus galiu pasakyti, išėjęs iš įkalinimo įstaigos mano gyvenime taip viskas nepasibaigė. Ta prasme, Dievo ranka yra, turiu omeny ir dabar ranka yra Dievo su manimi ir kartais Dievas parodo tokius dalykus. Aš gyvenau Ruklos miestelyje ir kažkaip tai aš ten eidavau melstis į lauką, ta prasme. Iš namų buvau pripratęs eiti į lauką melstis ir ten buvo pas mane 2 vietos. Viena vieta stadionas, kita vieta miškelis toksai netoli namų. Ir vieną rytą pajutau paraginimą eiti į lauką melstis. Išėjęs melstis, ta prasme į lauką, pradėjau mintyse melstis. Ir klausti Dievo, Dieve, kur man eiti melstis? Ar į stadioną, ar į miškelį? Ir žiūriu stadioną ir man sako, ne tenais, eik į tą pusę, į miškelį tą prasme. Aš nueinu į tą parkelį ir paraginimą tokį gavau garsiai melskis irgi. Taip. Atsiklaupiau ir pradėjau melstis. Ir besimeldžiant, praėjo, nežinau, pusę valandos ar valanda, girdžiu, palei mane vaikšto žmonės. Žmogus tiksliau. Ir vieną kartą praeina, antrą kartą praeina. Bet aš galvoju, čia paprastai žmonės vaikšto, šunys gal vedžioja ryte. Ir aš meldžiuosi. Ir paskui tas žmogus taip nedrąsiai prieina prie manęs, gal galėčiau, atsiprašau, sako, paklausti, vat kažkaip taip. Aš atsimerkiu, žiūriu jaunas vaikinas prieš mane, sakau, taip, klausk. Ir jis man pradeda užduoti klausimus. Aš atsikeliu, atsistoju tą prasme, pradedu su juo bendrauti. Aš matau, jis truputį išgėręs. Ir jis man pradeda pasakoti. Žmona paliko, gyveno Anglijoje. Prieš kelias savaitės grįžo į Ruklo. Dėl to išsiskyrimo turėjo gerą darbą. Bet vat, sako, dabar vaikštau čia ir apie pusvalandį. Aš su juo taip vaikštau ir jisai man išsikalbėjo, sako, iš tikrųjų, sako, aš čia vaikščiau, ieškojau virvės, sako, pasikarti. Sako, bet pamačiau tave, sako, ir nusprendžiau prieiti. Geras. Ir aš tada supratau, Dieve, sakau, reiškia, tu mane pasiuntė vien dėl to, kad išgelbėtum tą žmogų. Taip. Kad jis nebūtų, ta prasme, nenueitų į pragarą. Taip. Aš tada tą žmogų pasiėmiau pas save į namus, aš kavos, ten arbatos, žodžiu, pabendravau su juo.
Ir ačiū Dievui, tas žmogus nepasikorė, jau praėjo porą metų, aš jį kartais pamatau gatvėje. Ačiū Dievui. Jis gyvas ir sveikas, ačiū Dievui. Nu va, tai dabar jau tu išėjęs į laisvę. Ne? Nu va, Taip. tai išėjai į laisvę, nu ir iš karto viskas durys atsidarė, rožėm nuklota, visi tave pasitinka, sako, Vladimirai pagaliau. Ar iš tikrųjų taip? Nu, tiesą sakant, ne. Tai kaip buvo? Tiesą sakant, ne. Išėjęs iš kalinimo įstaigos, visų pirma, neturėjau kur gyventi konkrečiai, savo namų kažkokiu tai turėti. Gaunasi, kad mes su žmona prisiglaudėm pas mano seserį, kuri tuo metu gyveno Škotijoje, turėjo namą. Tai buvo Pasvalio rajone, netoli Latvijos pasienio. Ir tenais gyvenau kelis mėnesius. Tenais gyvendamas kelis mėnesius Dievas davė malonę, kadangi išėjęs į laisvę dar turėjau lankyti, ta prasme, probacijos skyrius yra, Taip. kurie atvažiuoja patikrina, nes tie 8 mėnesiai man likė atsėdėti, man buvo paskirti tiesiog priežiūra namie. Taip. Ir aš turėjau pas juos važinėtis, karts nuo karto pasirašyti, tai man buvo proga skelbti Evangeliją ir tokiems žmonėms. Tai vienas iš jų, atsimenu, iš tikrųjų labai įdėmiai klausėsi manęs. Ir diskusijas netgi vesdavau. Kartais pamatydavau jį tokį, kad jisai kalbėdavosi ir paskui atsikvošėdavo tiesiog, kad jis darbe ir jam negalima tiek daug kalbėtis. Tai va viskas vyko. Po kurio laiko, po kelių mėnesių teko persikraustyti į Jonavą, į savo gimtąjį miestą. Ir tenais kiti iššūkiai buvo. Iš tikrųjų, ten buvo nelengva, tuo metu pas mus buvo vienas sūnus, tas, kuris gimė, kai aš buvau kalinimo įstaigoje, ir žmona buvo nėščia su antru sūnumi. Antras sūnus pas mus gimė jau, kai mes buvome Jonavoje, bet prieš jam gimstant, savaitę prieš jo gimimą, mes buvome jau Jonavoje ir mes neturėjome kur gyventi. Ir aš atsimenu, vaikštau per Jonavą ir sakau, Dieve, tu matai, kad aš nei pinigų neturiu, aš neturiu kur gyventi, bet sakau, tu man padėk. Ir aš pradėjau ieškotis nuomos. Radau, Dievas padėjo iš tikrųjų. Ir mes tenais atsikraustėme, tai buvo pavasaris. Mes įėjome tą paprastą kuklų butelį ir tenais pradėjome gyventi, bet Dievas ir per tenais kažką tai pradėjo daryti iš tikrųjų. Aš kartais išeidavau į gatvę skelbti, bet pagrindinis dalykas, kas ten buvo turbūt, mano tautiečiai, jų akyse, ta prasme, aš buvau, jie mane pažinojo kitokį. Taip. Ir kai jie mane pamatė, kai aš jau po įkalinimo įstaigos, jie pradėjo domėtis Dievu. Ir dabar pas mus yra šiuo metu iš mano tautiečių tikrai kelios šeimos yra įtikėjusios, ačiū Dievui. Ir, kaip minėjau, mes turime netgi mažą susirinkimą pas mane namie. Ir mes kartu, ta prasme, susirenkam ir jie domisi Dievo žodžiu ir ačiū Dievui. Bet buvo netgi tokių įvykių iš tikrųjų, kai šėtonas stipriai atakavo. Va čia prieš porą metų buvo toks įvykis. Aš ir kiti mūsų tikintieji buvome susirinkime. Ir po susirinkimo buvo toks nuostabus susirinkimas. Iš vienos moters ten netyrusios dvasios ėjo, mes matėme tiesiog švėmė jas. Ir lyg tai gavo laisvę ir mes džiaugiamės. Bet grįžę namo, tai jau buvo naktis, ta prasme jau miegame mes su žmona. Ir žmona susapnuoja tokį sapną. Pas mane 8 vaikai, gal nepaminėjau. Ne, nepaminėjau. 8 vaikai, pas mane žmona, ir mano jauniausias sūnus, ta prasme, tuo metu jam buvo metukai, gal dabar netoli 3, taip. Ir žmona susapnuoja, ateina aukštas tamsus vyras ir bando vieną iš mūsų berniukų pagrobti. Ir jinai atsibunda, padeda ranką ant vaiko ir temperatūra virš 40 pas jį. Jinai iš karto jam vaistų. Ir aš guliu, bet aš jaučiu kažkas tai ne taip. Aš jaučiu savo dvasioje, tai nepaprastai. Taip. Ir aš girdžiu, žmona sušaukė. Sušaukė ir aš iš karto pakilau, aš supratau, jau nereikia kalbėti žodžių, aš supratau. Aš paimu vaiką ir jam traukuliai prasideda tokie stiprus. Jam iš burnos tiesiog putos eina ir aš supratau, šėtonas atakuoja. Atakuoja mano šeimą, ta prasme, nes mes įėjom į jo teritoriją, mes jam kažkur tai sutrukdėm. Ir aš paimu vaiką ant rankų, tai buvo apie 5 ryto turbūt. Ir aš šaukiuosi, Jėzau, dabar sakau, tavęs reikia. Ir aišku supratimas man ateina.
paimk vaiką, bėk į vonios kambarį, atsuk šaltą vandenį ir pakišk po vandenį. Aš iš karto nieko nelaukdamas, nubėgau vonę, taip ir darau, žmona sako, ką darai, negalima, užsigandusi, ta prasme. Bet aš darau, kaip tiesiog girdėjau, man pasakyta. Ir po kelių minučių vaikas mano atsigauna. Ir su malda, tie tiesiog traukuliai, visa ta būsena pasitraukė. Ir mes iškvietėm greitoje atvažiavo, aš nuvažiavau su vaiku į ligoninę. Ir gydytojai patikrino ir man sako, ar jam tikrai tai buvo? Aš sakau, nu taip. Ir aš žiūriu į gydytojus ir matau, kad jie nesupranta. Ir jie man sako, tai gal jam paprastai ten buvo kažkoks patrūkčiojimas. Ir aš pamačiau, kad jie nesupranta, tai aš sakau, gal ir taip. Ir aš nediskutavau tą prasme. Aš supratau, kad čia Dievas įsikišo ir to užteko viskas. Tai tokie įvykiai kartais vyksta, bet visur mes iš tikrųjų einame, kaip Paulius sako, nugalėtojo eisenoje, nes Jėzus už mus. O papasako, kaip įėjai į dabartinę savo gyvenamąją vietą, kur pradžiai gyvenot ir kaip Dievas įvedė į šitą vietą, nes čia irgi kažkokia yra istorija tame. Nu, čia iš tikrųjų yra istorija tokia įdomi. Mes, nepaminėjau, grįžęs į Jonavą, mes tenais gyvenom išsinuomotame bute. Išnuomotas butas mūsų taip atsitiko, kad turėjome jį atiduoti ir likome gatvėje tiesiog. Tai buvo ruduo. Ir aš atsimenu, vaikštau gatve su žmona ir su 2 vaikais ir žiūriu aplinkinių žmonės ir matau, kaip jie džiaugiasi su vaikais. O pas mus kišenėje nei cento, galvos kur priglausti neturime kur miegoti. Ir aš sakau, Dieve, tu matai viską, sakau, aš pasiruošęs čia gatvėje miegoti. Ir aš sakau, aš neįsiu tenais, kur žinau, kad nuodėmė, tenais, kur yra cigaretės, tenais, kur yra keiksmažodžiai, sakau, aš į tokius namus daugiau neįsiu, nes tik tai tokia galimybė buvo eiti į tokią vietą. Ir aš sakau, aš nebeisiu, aš geriau miegosiu gatvėje. Ir Dievas daro stebuklą, ateina mums mintis, eikite į savivaldybę. Nueinam į savivaldybę, pas socialinio skyriaus vedėją ir taip atsitinka, kad ta moteris, socialinio skyriaus vedėja, pažiūrėjusi mus, paskambina, vieną skambutį padarė. Sako, dabar čia prieš mane stovi, sako, šeima. Sako, labai tvarkinga aiškina tiems, su kurie šneka. Ir padėjo ragelį ir mums tiesiog nurodo, kur eiti. Mes nueiname, paskiria mums didelį kambarį, su visa buitinė technika, su vieta vaikams, kur miegoti, mums kur miegoti, dar mums pinigų duoda ir mes turime mėnesių laiko, kur gyventi. Taip. Ir mes jau matome Dievo ranką. Taip. Po mėnesio laiko ateina mums pasiūlymas, paskiriamas būtas Ruklos miestelėje, 2 kambarių. Įėję į tą būtą apžiūrėjome, mes apsidžiaugėme, bet kadangi jie sako, mes jums nepadėsime su radiatoriai šilumos, sako, patys turite galvoti, sakome, mes atsisakom, bet Dievas ir čia iš tikrųjų patvarkė. Matau naktį, ta prasme, miegu ir matau sapną, nu čia kaip sapnas, kaip apreiškimas, matau save tame pačiame bute ir su manimi keli žmonės stovi. Ir jie man sako, va čia pakeisime tą, padarysime tą ir aiškina man, ir tarp tų dalykų radiatoriai. Ir aš atsibundu, nueinu į savivaldybę ir man tą patį pasako, ką aš susapnavau. Tai mes tiesiog tenais gyvenom 9 metai, tenais buvo tai palaiminta vieta iš tikrųjų. Kas nežinot, iš tikrųjų Ruklos miestelis yra toksai pavojingas, galima sakyti, šiek tiek, ypač tiem žmonėms, kurie su vaikais, nes tenais vaikai nuo 6 metų jau visus keiksmažodžius rusiškų žino. Ir netgi pradėjo rūkyti jau yra. Taip. Bet mes tenais gavome būtą, būtent gavosi kaip ir Rukloj, bet ne pačioj Rukloj. Taip gaunasi apie 300 metrų atskirai nuo visų kitų būtų, nuo namų. Taip. Kaimynas mano gavosi buvo toksai, kuris turi autoritetą tarp žmonių. Tai kunigas katalikų. Ir kadangi ten kunigas katalikų buvo, Arnoldas Valkauskas, paminėsiu, daugelį žmonių galbūt čia netgi žino. Ir kiti ten žmonės, kurie laiptinėje gyveno, tikrai tokie palaiminti žmonės. Atsimenu, moteris už mus pastoviai meldėsi ir iki šiandieną meldžiasi, močiutė sena. Tai Dievas patalpino mus tokiai vietoj. Po to, kai mūsų padaugėjo, čia mes buvome 4, kai gavome tokį būtą.
Po to mūsų pradėjo daugėti, vaikų atsirado daugiau ir mums per ankštą pasidarė tam bute. Taip. Tai 3 metai prieš gaunant dabartinį būstą, kuriame gyvename, Dievas prakalbėjo. Vieną dieną atsimenu, aš meldžiuosi tam toj vietoj, kur buvau pripratęs rūkoj. Ir Dievas prakalbėjo, tu gausi namą per savivaldybę, ta prasme. Vau, galvoju. Ir praėjo apie 3 metai ir tikrai atėjo pasiūlymas. Mes Jonavos rajone didelį namą gavom 5 kambarių. Viską atremontavo, ta prasme, euro remontais ten. Ir šiandieną mes galime laisvai su vaikais gyventi, auginti gyvulius. Ir tikrai palaimintai šiandieną mes esame. Džiaugiuosi su vaikais, visi vaikai pas mane sveiki, žmona palaiminta. Ir va šiandieną mūsų name vyksta susirinkimai. Taip. Jėzaus šloviai. Tai ačiū Dievui. Tai tikrai ir tas kiekvienas, nusakysime, veikla, ne, kažką tai veiki, darai ir Dievas atveda. Ir vat, tu paminėjai labai įdomu, kad prie to namo tas gyvulius, ne, tai vat, ten yra tas toksai vienas gyvulys ožka, sakysime, ir šitoje vietoje irgi tas toksai, sveiko gyvenimo būdo palaiminimas, sakysime, kada tu maitiniesi sveikai, kada tu turi galimybę, savo kažką užsiauginti, tai tikrai yra didelis palaiminimas. Kaip pačiam šitie gyvuliukai, tu truputį minėjai, toks labai įdomus irgi ėjimas buvo į šitą darbą. Šiaip nuo vaikystės galima sakyti, nebuvo taip, kad aš būčiau augęs prie gyvulių. Tai vien dėl tos priežasties, ta prasme, aš matęs gyvulius, bet ne taip, kad šeima mano turėtų kažkaip. Aš nematęs tų dalykų, išskyrus šunį turbūt. Šunys labai mylėjau. Bet kai pradėjau mąstyti pats apie tai, aš dar būtė gyvendamas jau pradėjau mąstyti, gerai būtų turėti kažką tai savo daržą įsirengti, savo gyvuliuką turėti ir dėl vaikų labai gerai ir vaikam perduoti kažkokį tai mokymą iš tos pusės. Tai reikėjo praktiškai viską iš nulio pradėti ir mokytis. Apie gyvulius sužinoti tam tikrus dalykus, apie žemės dirbimą pradėti žinoti, nes aš pirmą kartą, kai pasodinau pomidoro sėklytę, man buvo realus stebuklas, turbūt didesnis stebuklas negu Dievas, kai mane apsaugojo nuo to vamzdžio. Man tai buvo didesnis stebuklas, kai aš pamačiau, kad pomidorai užaugo. Nes aš nuo vaikystės nematęs tokių dalykų. Ir aš matau, kad Dievas realiai gali pakeisti tokius žmonės, kurie augo tokiuose aplinkybėse kaip aš, realiai išvesti į kitą gyvenimą. Ir kaip minėjau, aš romų tautybės, bet Dievas tokių žmonės pakeičia ir šiandieną mes gyvename, ačiū Dievui, kitaip. Dievas pakeitęs mūsų mąstymą. Mes su žmona susitokėme, mes supratome, kad tai yra Dievo valia ir tai turi būti. Nors iki tol mes šito nežinojome ir daug kitų dalykų pas mus pasikeitė. Daug tradicijų, ta prasme, čigoniškų mūsų pasitraukė iš mūsų gyvenimo. Tai tikrai ačiū Dievui ir už šitą liudijimą, už šitą supratimą, už šitą atstatytą gyvenimą. Tikrai ačiū Jėzui. Ir ačiū Jums, brangus Kanal 10 Lietuvos žiūrovai, kad dalinatės šitais liudijimais, kad persiunčiate nuorodas. Ir tam, kam reikia, jeigu turite galimybę, nusiųskite. Parašykite ir pakomentuokite, sakysime, šito liudijimo, kas, pavyzdžiui, gal kažką Dievas įkvėpė, gal kažkokį žodį įdėjo, gal tiesiog norite pasidžiaugti ir padėkoti. Tai visa tai mums padeda augti, padeda skleisti žinią ir tikrai būkite palaiminti ir iki kitų susitikimų.